Vandens svarba dykumose. Gyvybės palaikymas. Vanduo yra labai ribotas išteklius dykumose, tačiau jis būtinas augalų, gyvūnų ir žmonių išlikimui. Dykumų augalai, tokie kaip kaktusai, sukūrė gebėjimą kaupti vandenį audrų metu ir taupyti jį ilgoms sausroms. Ekosistemos išlikimas. Net dykumose egzistuoja subtilios ekosistemos, kurias palaiko oazės, požeminiai vandens šaltiniai ir lietus. Net nedidelis vandens kiekis gali sukurti gyvybės salelę sausame regione. Klimato iššūkiai. Klimato kaita didina sausros dažnį ir mažina vandens prieinamumą sausose vietovėse. Nors dykumos yra prisitaikiusios prie riboto vandens, ekstremalios sąlygos gali paveikti jų ekosistemas. Žmonių veikla. Dykumos vietovėse žmonės sukuria pažangias drėkinimo sistemas, kad galėtų naudoti ribotus vandens išteklius žemės ūkiui ir kasdieniniam gyvenimui. Dažnai naudojami gręžiniai arba nuotekų valymo sistemos, siekiant perdirbti vandenį.